Sveiki, išaušo. Kaip šiuo metu laiku, visai normalus šeštadienio rytas. Mes su savo kregždute ir balsu už kadro pradedam naują sezoną, kemperiavimo sezoną. Reikia pažiūrėti, tokią trumpą vienos nakties išvyką padarysim, išbandysim, kaip čia mūsų viskas per žiemą išsilaikė. Nėra problemų, o toliau tada žiūrėsim, gal kokią nors ilgesnę kelionę, nors šiuo laiku tokios kuro kainos, kad aišku geriausia būtų namie sėdėti ant pečiaus. Bet yra tai kaip yra. Nieko nepasirinksi, o kur mes važiuosim, aišku bandysiu parodyti. Jei bus ką parodyti, tai iki susimatymo. Na ką, pradėjom daryti judesį. Nors dar visur pilkuma, žalumynų nėra. Mes testuojam savo kregždutę. O toliau dar kitą savaitgalį bus Velykos. Kažkur vėl tikiausiai, jeigu viskas bus gerai. Žodžiu, planų daug. O kai bus toliau, bus matyti. Na štai, kovo 28, 29, vėl susimaišintose dienose mes Palangoj ir matot pienas. O čia už 20 metrų pasirodo jūra. Nieko nesimato. Niekas. Toks rūkas nusileido, kad ohohoho. Žmonių vaikšto nemažai. 20 metrų spindulių nieko nesimato. Atrodo važiavom, saulė švietė. Kažkur apie 3 valandą dienos. Čia tiltas. Aukščiausiai vietoj. Čia turėtų matytis normaliai iki tilto galo, bet čia nieko nesimato. Kiaušinukai pasitinkant Velykas. Kiek žmonių, tai dar ne vasara. Jo. Priėjom Kraifų Tiškevičių alėją. Čia matyt patsai šefas. Čia kažką nesuprasi. Balsas už kadro. Internete sėdi, o mes skulptūras apžiūrinėjom. Šlaitas jau pražydo. Palanga kaip visada stebina. Sakom, dabar jau tikrai žmonių nedaug bus. Kuro kainos kosmosas, oras geras, nieko nepasakysi. Bet žmonių pilna. Šia skulptūros įdomios. Vyturėlis. Dailiutė Ona Matuvaitė. Vyturėlis, tikras vyturėlis. Ten toliau neįsim prie žolyną. Gražu, faina, oras jau 5 valandą, tiesiog super. Ir to dar toksai geras būtų, tai išves tada. Alėja, pustuštė, visi susikoncentravę centrinėje gatvėje, visas judesys. Vienintelė gatvė va ir... Hello. Dar vieną nišą įeinam. Čia irgi menas, kas jį supranta. Šventvakarių Evė. Irgi Matulaitė. Jo, Šventvakarių Evė. Taip ir galvojau. Kas čia daugiau gali būti. Čia toliau kas. Kas galėtų atspėti. Kas čia galėtų būti. Ogi. Moteris su knyga. Moteris su knyga pramonė. Jo, tikrai. Kur jūs matot moteris su knyga pirmiausia. Ten per vidurį moteris ir pramonė. Teisingai. Tad reikia geriau įsispoksoti. Jo, taip. Menas tam ir yra, kad prie jo reikia atsistoji ir mastai. Kaip jūs galvojat, kas čia gali būti? Iki 3 skaičiuoju, paskui pasakysiu. Labai paprasta. Poilsis. Aišku. Prie televizorius. Tai sėdėt va taip ir, aiškiai, poilsis. Ką čia? Romanas Kazlauskas.
tautosakininkas Antanas Jonas Juškas. O, matot, tautosakininkai. Nu ir taip toliau. Einu pas balsą už kadrą. Sakys, kur tu čia nuklydai? Gal pasiklydai? Oras puikus, negalima pasidžiaugti. O, prie jūros rūkas neįmanoma, o čia kaip jau nebūtų. Štai mūsų antroji išvykos diena. Šiandien sekmadienis. Na jau, vaizdas pasikeitė. Jūra nurimo ir jau matosi aplamai. Ir tiltas matosi. Vakar buvo pienas. Nieko nesimatė. Vėjo nėra, ramu tylu. Bangelė viena kita ritasi. Įsijudinom truputį pasivaikščiot ir varysim link namų. Po to šiandien žmonių gal ir truputėlį mažiau. Vakar tai tikrai daug buvo. Nors yra. Ne, mažiau, ką čia kalbėt, dabar 12 valandų, mes dabar įsirioglinom. Va, kad čia ėjo viens paskui kitą žmonę. Žuvėtras polis namai kažkada buvo. Dabar irgi tikriausiai. Kiek čia metų praleista. Kiekvienais metais, kokį 13 metų važiavom 12. Trečias korpusas, ten pirmas, ten toliau antras buvo. Bokštelį. Sėdėdavom ir eidavom. Čia kažkada buvo Voveraitės valgykla, iš kurios pasidarė velniai kas. Štai vaikystę primenantis grybukas. Jis mūsų tikdavo, kai čia atvažiuodavom. Čia buvo pušynas, o dabar irgi pastatai. Ja. Sniego dar likučiai. Atėjome į pasakų parką. Čia yra kažkas pasakiško. Kas čia per mechanizmas? Eik balsas už kadrą pasuk. Čia radiją kalba. O, apie Eglę ir Žilviną. O tai čia galiu pasaką paklausyti. Kas dabar žino pasaką Eglė Žalčių karalienė? Niekas. Užka. Čia gal ožys raudonas. Einu, pažiūrėt, kaip užsivadina. Čia pasaka nieks neseka. Pupa. Pupa. O tai čia pupa. Gyveno senelis, va čia galiu pasaką perskaityti. Pupa. Gyveno senelis ir senelė. Nieko jie daugiau neturėjo, tik trobelę ir vištytę su gaidžiuku. Nu ir taip toliau. Va, koks. Indų. Privati valda. Dramblys saugo privačią valdą. Gerai. Nu, aptuštėja. Toliau. Balsas už kadro, ką pasakys? Nieko nesakė. Gerai. Na kągi, va, kemsynais. Mes grįžtame savo nakvynės vietą. Štai, kai vietelį mes čia buvom apsistoję. Pušynas aplinkui. Vienas kolega stovi. Nu. Ir aišku, ten šalia jūra. Štai mūsų kregždutė, ten į miestelį. Ir tik grįžtam iš miestelio, štai diena taip ir praėjo. Kursim savo džiperą ir varysim link namų.